Sveiki, mielieji. Dar pratęsiant temą apie senėjimą, apie mūsų jaunystę, man teko pastudijuoti keletą žmonių, kurie užsiėmė tuo, kuriem buvo studijavo, nagrinėjo, kaip ten kas vyksta ir kodėl taip vyksta. Taigi vieną iš jų paminėsiu, Blavatskaja, dar prieš 100-metį jau įrodinėjo žmonėms, kad tai yra programa. Lygiai taip pat ir Tesla, lygiai taip pat šnekėjo apie tai, taip kaip ir budistiniai vienuoliai, kuriuose šventuosiuose raštuose dabar jau galima po biškį juos nagrinėti, gauti tą informaciją ir lygiai taip pat, kaip Blavatskaja minėjo, mane kažkaip tai ypatingai patinka kaip mokslininkė, kaip, aišku, nėrė stačia galva į dvasinius ir ezoterinius dalykus, bet irgi jinai ieškojo atitinkamų raktų ir atitinkamų sprendimų būdų ir lygiai taip pat iškėlė savo klausimus ir ieškojo atsakymų. Tai vat ką jinai ir išsiaiškino ir ką mes jau senai žinome, vat ką ir Alatėja visą laiką šneka, tas, kas seka mano Telegram kanalą. Mano čenelingus, tai grinai Alatėja tą ir šneka, kad senėjimas tai yra programa. Programa užduodama jau nuo pat, kai kūdikis gimsta. Pastebėkit, kad kūdikis gimsta ir jau iš karto jau ir tėvams, ir tam kūdikiui jo laukas pastoviai bombarduojamas įvairiausia informacija, kuri teigia, kad nuo tokio ir tokio amžiaus bus toks ir toks vaikas, nuo tokio ir tokio amžiaus bus toks, paskui toks. Ir jau nurodo tas gaires, į kurias jau tas kūdikis turi įeiti. Tai lygiai taip pat vaikas, įsivaizduokite, jisgi dar neturi, tik tai gimęs, neturi to stipraus biolauko, o yra motinos apsaugoje, o motina pastoviai irgi priima tą informaciją. Tai per motinos lauką jisai gauna irgi tą informaciją ir pastoviai jisai priima tą programą, kad jau nuo tokio ir tokio metų jisai turi eiti to ir to, būti toks ir toks ir nustatomi reikalavimai, kokie jai turi būti, nustatomus, ką jisai turi daryti ir kaip vystytis. Ir lygiai taip pat, kai sukanka 25 metai, jau visai tas jau kūdikis, tas vaikas, jaunuolis, jaunolė, jau šnekama, jau duodama gairės, kad jau nuo tokio ir tokio amžiaus pradedama senėti, nuo tokio ir tokio amžiaus pradedama mažiau gamintis hialuronas, kolagenas ir taip toliau. Tai yra gairės, tai yra programa, kuri iš karto mums duodama ir bombarduojama nuo pat gimimo. Taigi įsivaizduokite, tas vaikas, neturintis biolauko stipraus, jisai turi iš karto priimti jau tą programą. Taigi mūsų senėjimas pats, kaip mūsų organizmas, jisai gali regeneruotis. Jisai pastoviai regeneruojasi ir pastoviai atsinaujina. Ir atsinaujinančios ląstelės, ir odos ląstelės, ir visų organų ląstelės, kraujo ląstelės, visų kraujagyslių ląstelės, nervų ląstelės, netgi nervų ląstelės, jos irgi atsinaujina, nors mums tai sakė, kad jų nėra tos regeneracijos, bet iš tikrųjų ta regeneracija yra ir atsinaujina. Bet pastoviai ir šnekama, bombarduojama, kad mes priimtume tą programą, kad priimtume ir kaip sakoma, senėjimas, tai tas senėjimas toks yra, kad tu priimi tą programą, kad tu sutinki su tuo ir eini tomis gairėmis.
O tas, kas nesutinka, jisai ieško, užkelia klausimus, ieško kelių, ieško kažkokių sprendimų būdų ir nagrinėja tuos klausimus, kodėl taip yra, kodėl vyksta tas senėjimas. Taigi, vat, kaip ir Bloveckaja ir minėjo, Latėja lygiai taip pat visą laiką šneka, kad tai yra mūsų programa nuo pat vaikystės užduodama. Ir ta programa tiesiog mūsų ją reikia kaip išvengti tos programos, atsikratyti tos programos, tai perprogramuoti save, visa tai yra įmanoma. Ir kaip tai vyksta iš tikrųjų, papasakosiu kaip ir plačiau, kaip ir Latėja minėjo, kad yra labai svarbus tavo energetinė švara. Ir vat, būtent senėjimo programa, jinai yra užrašyta kolektyvinėje sąmonėje. Taigi įsivaizduokit, visi žmonės turi tą pačią programą ir toje kolektyvinėje sąmonėje jinai yra. Jinai pasiekia kiekvieną ir jinai bombarduoja kiekvieną informacinėme lauke, kiekvieną biolauką. Tame biolauke nusėdusi ta programa, jeigu tu tik tai nors kažkiek suabejoji, tu tik tai sutinki, tai iš karto jinai pradeda ėsti tavo lauką. Tai gali būti, pavyzdžiui, kai vaikas dar yra, tai po biški, įskilimas po įskilimo ir tiesiog jinai nusėda tavo lauke. Ir tavo laukas, jisai yra jau pažeidžiamas. Jau tu negali kaip ir atsistatyti pats to laiko, tu jau jo nejauti, bet jau ta programa įeina į tavo visus laukus, astralinis, mentalinis, emocinis ir taip toliau. Įeina į tuos laukus ir įsitvirtina juose. Tai yra čia gana gili programa, išeinant iš kolektyvinės sąmonės. Tai va tą yra svarbu paminėti, nes kolektyvinėje sąmonėje tai yra daug žmonių tą programą turi ir ta programa gyvuoja, jinai kaip gyvis ta programa yra, kaip būtybė kažkokia ir jinai ir traukia tą energiją. Ir sakau, man dabar irgi virš 50 metų ir dažnai skambina, tiesiog siūlo įvairius vaistus, įvairius papildus, gal tu to norite, bet kai pasakau, kad man nieko nereikia, tai jie tiesiog labai nusistebi, kodėl tau nereikia, iš kur tu tokią gerą sveikatą turi. Tai tokia kolektyvinėje sąmonėje įsistovėjusi programa, kuri veikia mus. Bet kai tu pradedi ją pastebėti, suprasti, iš kur kas ateina, tu pradedi buntuotis, tu nenori tos programos, tu nori ją nusikratyti ir tu pradedi dirbti tą linkmę. Nusiminėti baimės po biškį, vieną, kitą baimę, kitus dalykus, kitas programas, kurios yra tavyje. Ir būtent baimė dėl sveikatos, baimė, mirties baimė. Iš tikrųjų, tai čia tos programos, kurios yra labai giliai įsišaknyjusios ir dažniausiai būtent baimės jos neleidžia nusikratyti būtent šios pagrindinės programos, šios senėjimo programos, nes baimė tai dažniausiai būna priežastis. Bet kai pradedi kapstytis, tai tiesiog, kaip sakoma, kaip tas svogūnas pradeda luptis, taip ir po biškį ir tos baimės, kai pradeda eiti, tai ir ta senėjimo programa, ją galima lygiai taip pat nusiimti. Taigi, nusiimti iš mūsų ląstelių, kad nusiimti iš viso kūno, kad jisai pradėtų regeneruotis. Ir kas yra svarbu šiuose dalykuose, tai yra svarbu mūsų energetinė švara.
Tai va, pašnekėkime apie tai, nes man yra Latėja pastoviai primina, pastoviai šneka, kad reikalinga energetinė švara. Nes įsivaizduokite, ateina programa, ateina kažkoks impulsas gana negatyvaus charakterio ir jisai nusėda tavo lauke. Pavyzdžiui, atsikeliate, jūs iš karto griebėtės telefono ar dar kažkokių naujienų, ar dar kažkokių žinių pasižiūrite, ar kažkokio dar perskaitote. Ir visas tas negatyvas, jisai ateina į jūsų lauką. Jūs jį paskaitote, jūsų ką sąmonė fiksuoja, žinokite, ką fiksuoja jūsų sąmonė, ateina į jūsų lauką. Ir visas užsilieka tavo lauke. Ir kai tavo lauke, įsivaizduokit, per visą dieną prisikaupia labai daug visko. Ir lygiai taip pat ir visokių negatyvų ir visokių kitų programų. Ir kai jūs paskui einate miegoti su ta nešvara. Jūs kiekvieną vakarą turbūt plaunatės dantis, prausėtės ir valotės kūną. Bet energetika, savo energijos lauką, savo biolauką lygiai taip pat reikia irgi plautis, lygiai taip pat reikia irgi valytis ir palaikyti tą švarą. Vien todėl, kad nebūtų tų įskilimų, nes viena informacija, kita informacija, trečia, jos praardo tavo lauką, praardo tavo biolauką ir jisai būna jau neuždaras, jau jisai būna suskylęs, jau atsiranda skylės, dėmės, tos dėmės formuoja tavo kūne įvairius negalavimus, atsiranda tavo kūno jau tada negalavimai, nes kas yra tavo biolauka, visą laiką pereina į tavo kūną. Tai kai atsiranda tavo kūno negalavimai, atsiranda jau tavo lygos. Tai vadinasi, tavo laukas buvo jau seniai yra užterstas. Ir seniai jau jisai neturintis formos. Nes jisai kaip jisai suardomas, praardomas, atsiranda skylės, jisai jo forma pakinta. Ir kai tavo forma pakinta, jis visiškai nestiprus, jisai negali atmušti tų visų tų programų, kurias jūs gaunate. Tai kaip jisai gali nepriimti tų programų ir iš kolektyvinės sąmonės? Aišku, jisai priims, aišku, viskas tas nusės. Dėl to mes ir senstame, dėl to mes ir mūsų kūnas keičiasi vien todėl, kad pas mus yra ta programa jau atėjusi iš kolektyvinės sąmonės. Taigi, kas yra naudinga šioje, pavyzdžiui, mūsų biolauko energetinėje švarioje, kai mes pradedam valytis tą biolauką kiekvieną dieną, jūs pastebėkit, jūs darysitės mėnesį, 2, 3, taip kaip valytis dantis. Lygiai taip pat jūs prasivalysit savo biolauką. Ir jūs pastebėsite, atsiras minčių skaidrumas. Atsiras jūsų sielos ryšys, jūsų ryšys su aukščiausiojo aš. Atsiras tai, ką jūs tikrai jau norite turėti, žinoti, ar tai, ką jūsų identitetas atsiras jūsų liepsna, jūsų širdyje. Tai tiesiog visa tai, kas buvo pamiršta, ne? Viskas tai, kas buvo užslopinta. Ir būtent mūsų šių programų atsikratymų, negatyvių programų atsikratymų dėka, jūs atrandate save, jūs sustiprinate savo biolauką, atsiranda jūsų sinchroniškumas. Sinchroniškumas tai tas, kai jūs pagalvojate ir atsitinka, kai jūsų telepatija dirba labai gerai, kai jūs pamatote žmogų ir žinote, ką jis galvoja. Ir kai jūs pamatote ir iš kaži kur toli žmogų ar kažkas tai tokio, ir jūs jau galite suprasti, kokiomis jisai emocijomis, kas pas jį viduje darosi, kuo jisai gyvena. Visa tai yra sinchroniškumas ir visa tai yra sinchroniškumas su visata. Su visata, kai jūs pagalvojate, atsitinka. Tai yra natūralus dalykas. Anksčiau mes visi tuo taip gyvename. Dar prieš, kol mums nesužlugdė, kol dar žmogus buvo
buvo penktojoje rasėje, nuo penktojoje dimensijoje, ne, kai mes pradžioj tik tai atėjome čia. Tai mes taip ir gyvename, mes turėjome telepatiją, turėjome aiškiažinystę, turėjome viską, visus savo gebėjimus, bet mes patys juos po biškį nustumėme į šalį, kai pradėjom mus visus programuoti. Ir va būtent šita programa, senėjimo programa, įsistovėjusi kolektyvinėje sąmonėje, jinai yra atsiradusi lygiai iš informacinės sistemos. Grynai informacinėje sistemoje pradėjo tave programuoti, kad tu toks ir toks, kad tu ten nesulauksi tokių metų, jeigu tu to nedarysi, jeigu tu tų vaistų negersi, ar to nepasidarysi. Tai čia visa tai yra programa ir jinai jau senoviai. Ir dabar yra tas laikas, tas geras laikas, kai energijos yra pakitusios, kai mūsų Žemės energetinis tinklelis yra pakitęs, jau jisai priima tik tai aukštųjų dažnių energijas ir jisai sklaido tas energijas, atiduoda žmonėms, ko anksčiau to nebuvo, todėl mes gyvename žemuosiuose dažniuose. Dabar mes galime gyventi ir jaustis laimingi, nors kad ir jausti sinchroniškumą, pajausti, kad mes esam kūrėjai, kad mes galime daryti, kurti, gyventi savo širdies balsu, savo širdies ugnimi, savo širdies plakimu, jausti save. Visa tai yra įmanoma būtent šiuose aukštuose energijose. Ir lygiai taip pat ir senėjimo programa, lygiai taip pat galima atsikratyti. Galima bandyti ją sumažinti, bent jau, nes aišku, kai nuo kalno rieda vežimas, ane, jau pakalnėje yra sunku jį sustabdyti. Bet tai yra įmanoma. Ir pradedant pirmiausia nuo savęs ir pirmiausia pradedant nuo energetinio švarumo, nuo energetinės tvarkos jūsų sistemoje. Kaip mes dabar tai darome? Jūs galite naudoti druską, jūs galite įsivaizduoti, kad jumis aplieja auksinis, sidabrinis lietus ir pastovėti po to lietumi, nuimti viską, kas yra. Jūs galite liečianti savo biolauką lygiai taip pat prasibraukti, nusiimti tas, kas yra nešvarumas, jeigu turite jau atidarytą trečią savo akį, aiškiaregystę, tai galite tiesiog nusiimti. Iš tikrųjų labai gerai veikia druska, jūs ją galite tiek pat naudoti ir druskos tirpalą apsipurškiant savimi. Ir lygiai taip pat galite bandyti naudoti ir druską po lova, tai kas yra paprasčiausiai, bet aišku, šitas būdas yra iš tikrųjų gana ilgėliau veikiantis, ne iš karto viską valo. Geriausia, kai jūs sąmoningai valantis dantis, pastovint po dušu, nusiplaunate visus savo nešvarumus nuo kūno, lygiai taip pat nusiplaunate nešvarumus ir nuo savo biolauko, arba naudojantis druskos tirpalą, tiesiog įsitrinant savo tą druską. Kitas variantas, jeigu jūs tai darote, lygiai taip pačiu rekomenduojama ir tuo pačiu stebėti savo programas, pagauti, kas ateina į jūsų lauką. Tai ne vien tik tai, kad nusivalyti tai labai gerai, bet ir pagauti tas programas, kurios ateina į jūsų lauką, pagauti tas energijas. Tai be stebėtojo savo įjungimo jūs to nepadarysite. Nes jeigu įsijungia jūsų emocijos, jūs jau pasiėmėte tas programas. Bet kai jūs pagaunate tas energijas, jūs pradedate valdyti savo emocijas, savo
stebėtojo pagalba jūs stebite tą emociją, jūs ją galite transformuoti. Ir kai jūs pradedate transformuoti, prasideda jūsų kaip kūrėjo gyvenimas, kelias. Jūs tuo metu galite kurti, ką jūs norite padaryti su ta energija. Ir tuo metu, tuo pačiu, jūs galite, pavyzdžiui, kokią pyktį transformuoti į meilę. Tiesiogiai, sąmoningai žiūrint, pasitelkiant savo stebėtoją, taip, jūs tada suprantat, kad jūs esate stebėtojas, jūs suprantate, kokia energija pas jūs ateina ir jūs tą pyktį, jeigu jisai dar jumis neužvaldęs, jeigu jūs tik tai pajaučiat, kad gali ateiti, ne, tai ta riba, kai yra, jūs iš karto ją transformuojate į meilę. Ir viskas. Ir jūsų negatyvas jau neužsipildys jūsų lauke. Aišku, tai ir reikalingas darbas, tai yra reikalingas įdirbis ir treniruotė. Bet aš tikiu, kad mes visi prie to prieisime. Aš tikiu, kad mes visi tą darysime. Ir tai yra vienas iš maginių reikalų gali būti. Arba tai yra, kaip jūs pavadinsite, transformacija. Transformacija savo kūno, savo tai, kas jūs esate, savo valdymas kaip kūrėjo, valdymas jūsų pačio sistemos. Tai va toks dalykas, ane, ir gana paprastas, bet ir tuo pačiu sudėtingas. Ką mes turėtume daryti, norint, kad mūsų atkristų keletą metų, ne, kai mes įvaldome, mes pradedam, kai kūnas yra neužterštas, kai mūsų biolaukas nėra užterštas, jisai daug greičiau regeneruojasi. Jis daug tada nenaudoja energijos išlaikyti toms programoms, o jisai tą naudoja gyvybinę energiją regeneracijai. Tada sustoja jūsų amžius, jūs galite jį atmesti atgal, atjauninti save. Ir aišku, nuo biolauko valymui aš pati irgi turiu daug priemonių, gana ritualinių, bet tai yra vienas dalykas, kuriuos giliai galima nusiimti tos ritualus pasidaryti galima, nusiimti tas sunkias energijas iš pat gilės sunkias energijas, ko jau negali pasidaryti pats. Tai vat yra žmonių, kaip aš, kaip yra ir kitų žmonių, kurie gali padaryti tą lauką švarų, nuimant gana gilias, ne, įsišaknijusias jau programas valymo būdu, ne, pravalant jūsų biolauką. Tuo pačiu nusiema ir būtybės, kurios tūpi jūsų lauke ir visa kita. Bet tai yra vienas dalykas. Bet jeigu jūs nekeičiate savo gyvenimo būdo ir jūs nekeičiate tai savo suvokimo, supratimo ir priėmimo savęs, tai visas tas vėl grįš viskas atgal. Bet tuo pačiu pravalant savo biolauką reikalingas ir suvokimas, supratimas ir keitimas savo gyvenimo būdų. Norėjimas pakeisti, norėjimas būti tuo, kas jūs esate, norėjimas atrasti save, kas jūs esate ir suprasti, kur jūs turite būti, ką jūs turite daryti, tai reikalingas noras. Ir kai yra noras, atsiranda ir atsakymai ateina, atsiranda ir kitoks ir gyvenimas. Na, o kas liečia mano mėgstamą Blavatską, kai jinai studijavo senėjimo programas, iš kur viskas atvyko, lygiai tas pats jinai irgi įvardino, kad tai yra kolektyvinėje sąmonėje, kad tai yra programa ir kad jinai lygiai taip pat bombarduojama nuo pat gimimo. Taipogi jinai paminėjo apie tai,
kad reikalingas energetinė švara, nes be energetinės švaros visą tai pasiekti, tai yra neįmanoma, reikalingas sąmoningumas. Sąmoningumas ir supratimas, ką jūs norite daryti ir kaip jūs norite daryti. Ir lygiai taip pat ir žinios, reikalingos žinios, taigi kas eina būtent dvasiniu vystymosi keliu, tai jisai, kaip bebūtų, ateina jam tie atsakymai ir supratimai apie tai, apie senėjimą ir apie viską. Taigi, vat senėjimas, kaip ir sakiau, tai yra programa, su kuria mes galime lygiai taip pat perprogramuoti savo ląsteles. Ir kai programos po biškį jos pradeda nueidinėti nuo jūsų kūnų, kai jūsų biolaukas jis yra išvalomas, ląstelės daug greičiau regeneruojasi. Ląstelės tada gali būti jaučiasi ta jaunystė, tas žvalumas, tas toksai akių šviesa, akių blizgėjimas, visas tas atsistato, tai ta gyvybinė energija atsistato, kas jūsų kūne yra. Visą tai galima pasiekti, vat, irgi su energetinė švara. Taigi apie energetinę švarą lygiai taip pat šnekėjo ir budistiniai vienuoliai, labai senai jiems tai buvo visą tai žinoma. Ir žinoma, kaip emocijos gali sudarkyti jūsų biolauką. Ir tai anksčiau būdavo vadinama ezoterika, o dabar tai vadinama pereina į mokslą epigenetika. Taigi visos tos emocijos, kurios turi įtaką jūsų laukui, turi įtaką jums, jūsų senėjimui. Taigi senėjimas tolygiai konkrečiai priklauso nuo to, koks jūsų yra biolaukas. Biolauko švarumas, skaidrumas, kuo jūsų biolaukas jisai skaidresnis, švaresnis, spindintis. Prisiminkite save jaunystėje, ant kiek jisai buvo spindintis, ant kiek jisai buvo gana išplėstas ir kiek jūs pasitikėjote savimi, pasitikėjote visų pasaulių, viskas jums buvo jūra, kaip sakoma, iki kelio buvo viskas nesvarbu. Ir tuo metu visų irgi biolaukas buvo gana stiprus ir nepriimdavo šiaip atitinkamų programų ir jūs galėjote buntuoti ir nesutikti su tuo. Ir ant kiek viskas yra pasikeitę nuo to, kai jūs buvote jaunas ir ant kiek jūs programų yra priėmę. Ir kai biolaukas pradėjo įskilinėti, kiek programų pas jūs atėjo, ligų pavydalų ir kitais procesais. Tai vat biolauko švara yra pagrindinis esminis dalykas mums norint atjaunėti ir sustiprinti savo lygiai taip pat biolauką, turėti sinchroniškumą su visata, sinchroniškumą su energijomis, sinchroniškumą su savo kūnu. Taigi esminiai dalykai yra toksai, kad kūnas, jūsų sąmonė ir energijos. Tai yra 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia apjungti. Tai šiame procese lygiai tą patį mes darėme portale, jaunystės portalas, bet nebuvo akcento į tai, kad reikalinga ir energetinė švara. Taigi šitas akcentas yra pats pagrindinis, nes kadangi jūs patys suprantate, be energetinės švaros sinchroniškumo jūs neišgausite. Taigi energetinė švara reikalinga kiekvieną dieną. Tai yra labai greitas reikalas, bet jinai reikalinga lygiai taip pat kaip ir išsiplauti dantis kiekvieną dieną. Jūs turite tą programą, jūs žinote, ką reikia daryti, bet energetinė švara irgi reikalinga naudotis kiekvieną dieną. Taigi jūs tada gausite sinchroniškumą, gausite savo atsakymus, susijungsite su savo aukščiausiojo aš ir būsite vedami savo kuratorių, vedami aukščiausiojo aš ir lygiai taip pat duodami kūnui tai, ko jam reikia,
Jeigu kūnui reikia papildų, duoti reikia papildus. Jeigu kūnui reikia atsipalaidavimo kažkokio, raumenų atpalaidavimo, duoti raumenų atpalaidavimo, nueiti masažą ar dar kažką pasidaryti, grožio procedūrą. Jeigu kūnui kažko tai reikia, bet tuo pačiu šalia to visą laiką lydi energetinė švara. Visą laiką turi būti tai. Tai esminis dalykas, tai pradėkime gyventi naujai, naujame amžiuje.